Garbė Jėzui Kristui. Per amžius. Amen. Šiandien antroji mūsų rekolekcijų diena. Po šventųjų mišių mes turėsime kavos ir arbatos ten bažnyčios prieigėje, padarysime 15 minučių pertrauką, turėsime pirmą konferenciją, po to turėsime antrą pertrauką, dar kavos kartą išgersim, turėsime antrąją konferenciją ir per švenčiausio sakramento adoraciją, kai kurie norėsit, galėsite susitaikyti su viešpačiu išpažinties sakramento pagalba. Šio ryto šventos mišios yra aukojamos už Danutę ir Bronių Staškevičius ir už visus rekolekcijų dalyvius. Ir jas veda kunigas Arvydas, kuris gyvena ir viešpaties žodį skelbia ir Lietuvoje, ir Romoje, o šiandien Toronte. Iš visų pusių mane daužė bangos grėsmingos, apraizgytas buvau pragarų pinklių, ėmiau sielvartę viešpatį kviesti, jis savo šventoviai mano balsą išgirdo. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, viešpat su jumis. Ir mes esame Dievo šventovėje, jo artumoje, atsinešim savo reikalus, padėką, prašymus Dievui. Žengdami stovėdami jo akivaizdon, atsiprašykime Kūrėjo už savo netobulumus ir nuodėmes, melskime atleidimo. Siųstas gydyti nuodėmė sužeistų širdžių, viešpatie pasigailėk. Atėjo šaukti į atgailą nusidėlių, Kristau pasigailėk. Įžengęs pas Tėvą mūsų visų užtarti, viešpatie pasigailėk. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir te atleidžia mums nuodėmes, kad tyra širdimi dalyvautume šioje šventoje aukoje. Melskimės. Gailestingasis Dieve, aukščiausioji gėrybė, valdyk mūsų širdį savo malonę, nes be tavo pagalbos mes negalime tau patikti. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Iš pranašo Jeremijo knygos. Viešpatie leidai man tai sužinoti, todėl aš tai ir žinojau. Tada tu davei man suprasti jų darbus. Pats aš buvau kaip romus avinėlis, vedamas pjauti, nenujaučiau, kad jie prieš mane piktų kėslų turėjo, sakydami, tą medžiui nuleiskime syvus, išraukime iš gyvųjų pasaulio, kad niekas daugiau neminėtų jo vardo. Tačiau kareivijų viešpats sprendžia teisingai, patikrinęs viską rimčiausiai. Aš gausiu išvysti, kaip tu jiems atkeršysi, nes savąją bylą aš tau patikėjau. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Atliepiamoji psalmė, prie tavęs viešpatie Dieve glaudžiuosi. Prie tavęs viešpatie Dieve glaudžiuosi. Aš prie tavęs viešpatie Dieve glaudžiuosi, gelbėk mane ir vaduok nuo visų mano engikų, kad manęs nepagrobtų kaip liūtas, kuris žiauriai drasko, kai nėra kas gelbė. Prie tavęs viešpatie Dieve glaudžiuosi. Teisdamas mane teisiu pripažinki, aš juk nekaltas. Padaryk nedorėlių užmačioms galą, teisų sutvirtink, tugi kiaurai permatai širdis. Dieve teisusis, prie tavęs viešpatie Dieve glaudžiuosi. Skydas, kuris mane slegia, tai Dievas, jisai teisę širdis vaduoja. Dievas teisingas teisėjas, kasdien jo bijokim. Prie tavęs viešpatie Dieve glaudžiuosi. Posmelis prieš Evangeliją. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų. Kiekvienas, kuris įtiki, turi amžinai gyvenimą.
Viešpats tavo širdį lūpas, kad vertai skelbtum tavo šventąją Evangeliją, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau Viešpatie. Išgirdę Jėzaus žodžius, kai kurie žmonės sakė, jis iš tiesų pranašas. Kiti tvirtino, jis Mesijas. Dar kiti prieštaravo. Nejaugi Mesijas būtų iš Galilėjos? Argi raštas nesako, jog Mesijas ateis iš Dovydo palikuonių, iš Betlėjaus miestelio, kur yra buvęs Dovydas? Taigi minioje kilo nesutarimas dėl jo asmens. Buvo tokių, kurie norėjo netgi jį suimti, bet nei vienas nepakėlė prieš jį rankos. Taigi sargyba sugrįžo tuščiomis pas aukštuosius kunigus bei fariziejus, o tie klausė, kodėl neatvedėte? Sargybiniai atsiliepė, niekados žmogus nėra taip kalbėjęs. Fariziejai atsakė, gal jau ir jūs leidotės suvedžiojami? Ar tiki jį bent vienas iš vyresnybės ar fariziejų? Nebent tos prakeiktos padugnės, neišmanančios įstatymo. Tuomet prabilo vienas iš jų. Nikodemas, kuris pirmiau buvo aplankęs Jėzų. Ar leidžia mūsų įstatymas pasmerkti žmogų, jeigu jis pirmiau neištardytas ir nėra žinoma, ką jis padaręs? Tada jie atsiliepė, gal ir tu iš Galilėjos? Patyrinėk ir pamatysi, kad joks pranašas nebuvo kilęs iš Galilėjos. Ir taip jie įsivaikščiojo kas savo. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Vakar kalbėjome, kad kai patiriame sunkumus, išbandymus, kai norime gyventi vienybėj su Dievu, labai svarbu, kad nenusimintume, neišsigąstume, bet nuolankiai su pasitikėjimu dažnai save gerajam Dievui pavestume, melstumėmės jam, iš jo lauktume pagalbos. Ir Viešpats mūsų gyvenime visada veikia taip, leidžia, kad atsitiktų dalykai, kad mes visada juo pasitikėtume, ne savimi daugiau remtumėmės, bet juo pasitikėtume ir labiausiai iš jo sau lauktume pagalbos. Pranašas Jeremijas šiandien mums parodo, kaip mes galime augti pasitikėjime, nes kartais žmogus sako, oi, atsiprašau, nepasitikėjau Dievu, jaučiu, kad trūksta tikėjimo ar pasitikėjimo. Taigi, pasitikėjime ir mes galime augti. Tad esame kviečiami dažnai visus reikalus pavesti Dievo globai ir tokiu būdu atsiverti Dievo vedimui. Kaip ir pranašas Jeremijas sako, Viešpatie, savo bylą aš tau patikėjau, o psalmininkas girdėjome, meldžiasi, prie tavęs, Viešpatie Dieve, glaudžiuosi. Ir mes, kai sunku, galim tuos paprastus žodžius dažnai kartoti. Prie tavęs, Viešpatie Dieve, glaudžiuosi.
Taip pat mokomės pasitikėti Dievu, kai savo maldoje Dievui vis ištarėme, išsakom savo reikalus, prašymus, tačiau ant galo galime pridėti: tebūna tačiau ne mano, bet tavo valia. Ir prisimenam, kad ir pats Jėzus prieš savo kančią alyvų sode taip meldėsi: Tėve, tebūna tavo valia. Ir kai maldoje pirmas žingsnis pavedam save pačius Dievui, mes jau linkę galvoti, kad dabar jau viskas, dabar jau turi būti geriau, jau dabar Dievas padarys. Bet iš tikrųjų esame kviečiami viduj atsiverti Dievo veikimui, jo maloniai, jo šviesai. Esam kviečiami susitaikyti su Dievu. Ir kai Dievas mums atleidžia ir pašventina, pakeičia mūsų vidų, atneša tą ramybę, tada ateina visai kitokios mintys ir nuostatos, negu kad prieš tai, negu kad žmogus nesimelstum ar būtum nutolęs nuo Dievo. Ir panašiai, kai būna, žinot, kai namuose yra langai ir kad patektų šviesos atidarom langines, arba kai pašviečia saulė, žiūrim, kokie nešvarūs tie stiklai ir reikia nuvalyti juos, ir tada toks pasigėrėjimas ateina. Tai štai panašiai ir mūsų vidus, jis turi būti švarus, turi būti tyras. Mes priimam Dievo atleidimą, jo gailestingumą. Taigi susitaikom su Dievu pirmiau per tą nuoširdžią maldą, kad Viešpatie Jėzau, pasigailėk manęs nusidėlių, pasigailėk manęs nusidėlės. Ir jeigu reikia, vis laiks nuo laiko einam priimti sutaikinimo sakramentą, kuris mus gydo, stiprina. Ir kada susitaikome su Dievu, tik tada iš tos vidinės ramybės einame toliau į savo veikimą ir darbus. Ir čia galėtų būti mums tokio praktinio veikimo taisyklė, kai yra koks rūpestis arba svarbus reikalas, yra labai gerai truputėlį viską padėti į šoną ir stiprinti savo ryšį su Dievu. Pasimeldžiu, Dievui pavedu viską ir tada su ta ramybė paskui grįžtu prie savo tų reikalų. Jau minėtas šventasis Jonas Marija Vienėjus, Arso klebonas, mokydavo pamoksluose, sakydavo, pirmiau reikia susitvarkyti savo sąžinės reikalus, tada susitvarkys visa kita. Atrodo, kad mes dažnai ne nuo to galo viską pradedam, bet prašome, kad Dievas mums būtų pirmoje vietoje, kad jis mums padėtų, kad mes suprastume ir kaip, ką turime daryti ir melstis. Amen.
slėpiningų vandens ir vyno susiliejimų, suvienik mus Viešpatie su dievyste savo sūnaus, kuris mūsų žmogiškąją prigimtį yra prisiėmęs. Garbė tau, Dieve visatos kūrėjau, iš tavo dosnumo turime duonos, kurią aukojame tau, ta žemės ir žmogaus darbo vaisius taps mums gyvybės duona. Garbė tau, Dieve. Garbė tau, Dieve visatos kūrėjau, iš tavo dosnumo turime vyno, kurį aukojame tau, tas vynmedžio ir žmogaus darbo vaisius taps mums dvasiniu gėrimu. Garbė tau, Dieve per amžius. Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų šią mano ir jūsų auką. te priima ją Viešpats iš tavo rankų šiandien, tegu jie teikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai asmeniui. Priimk Viešpatie šis permaldavimo atnašas ir savo meilumu palenk savo maištingą mūsų valią. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Viešpat su jumis, aukštyn širdis. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga, visur ir visada tau dėkoti, šventasis Viešpatie visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu atgaila mūsų geismus tramdai, stiprini dvasią, ugdai dorybės ir gausini nuopelnus per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Per jį tavo didybę garbina angelai ir arkangelai, o su jais cherubinai, serafinai ir šventųjų minios. Draugė tau reiškia džiaugsmingą šlovę. Leisk ir mums meldžiame prie jų prisidėti, draugė su jais nuolankiai tau išpažinti. Šventas, 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 Viešpats galybių Dievas, pilnas yra dangus ir žemė jo garbės, osana aukštybėse, garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu, osana aukštybėse. Tikrai tu Viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl tave prašome šventosios dvasios galia pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai tai po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano krauju, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau Viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganymo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybėn.
Atmink Viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, tikėjo tobulą meilę, globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų viskupą Pranciškų ir visą kunigiją. Atmink savo tikinčiuosius, Danutę ir Bronių Staškevičius, kurios pasišaukė iš šio pasaulio. Kaip jis ir jį krikštu buvo suaugę su tavo sūnaus mirtimi, taip te suauga ir su jo prisikėlimu. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, ypač mūsų artimuosius, tėčius, mamas, senelius, giminės, draugus, pažįstamus, sutiktus žmonės, žmonės žūstančius pasaulyje nuo karų ir nelaimių, kurie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų ir leisk mums drauge su šventaja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu, jos sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį, su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Prasidedant komunijos metui, kai vienijamės su mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi, melskimės jo išmokytą maldą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimų. Tavo valdžia ir galybė ir garbė. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę, žiūrėk tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimų ir suteikiai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada telydė jus. Dalydi ir tave. Palinkėkite vieni kitiems Jėzaus ramybės. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, suteik mums ramybę. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik ar žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus kraujas.
Esame atpirkti brangiu krauju Kristaus, tuo avinėliu, be kliaudos ir dėmės. Melskimės. Šventoji Eucharistija Viešpatie tegul mus nuvalo ir savo veikme padaro tau malonius. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Viešpat su jumis. Te palaimina jus visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs viešpaties malonė. Dėkojame Dievui. Po kavos pertraukos, kai visi susirinkime arčiau vienas kito, nes tada tikrai paprašiau kunigui Arvydui į mus visus kreiptis. Ačiū labai.